Tai projektų vadovė Jurgita ir veiklos vadovas Vytautas. Labą dieną. Kaip jums atrodo, modelis idealus variantas? Modelis visados idealus variantas. Tik tai jo realizavimas ir koncepcijos realizavimas dėja ne visados toks būna. Nu, čia pasižiūrėkim dabar į tokią situaciją. Kas galėtų atsitikti, kai įgyvendinsim modelį, susiformuos naujesnės kvalifikacijos tobulinimo tradicijos nuostatos numatytos koncepcijoje. Čia šitą išverstą skaidrę rašoma apie tam tikrus dalykus, kuriuos turės išmanyti kai kurie asmenys. O vertintojas po to sako, po baigimo, tai sakykime, po modelio įgyvendinimo, reikia žinoti, kaip užpildyti vyriausybės formas. Taigi aš trumpai kalbėsiu apie modelio įgyvendinimo principus ir koncepcijos. Ir čia šitą skaidrę atspindi vieną principą. Nenukrypkime modelio įgyvendinimą į naują biurokratizmą. Kad kartelę reikia pakelti šiek tiek aukščiau, norint gauti geresnės, taip grubiai kalbant, paslaugas. Tai suprantama, bet nepadarykim taip, kad būtų tas dalykas gynai biurokratinis, tam tikrų dokumentų, kurių patirtį mes jau čia turėjom prieš kelis metus, sutvarkymas nauja forma. Taigi aš pakomentuosiu keletą principų, kuriuos galvojau vakar, kaip atsitiktų įgyvendinant modelį ir koncepciją ir kad tai duotų tam tikrus poslinkius švietime. Pirmiausia, kaip minėjau, idealių modelių praktikoje nebūna. Jeigu tai, kas numatyta strategijoje ir modelį pasitvirtins 50% ir bus įgyvendinta, tai jau bus nemažas rodiklis. Jeigu bus 100%, tai aš galiu duoti savo galvą nukirsti nors rytoj, kad taip nebus. Norėtųsi, kad įdiegtume tai, kas išbandoma ir patvirtinama, o svarbiausia duoda naudą praktikoje. Tam tarnaus ir projektas, kurio antras etapas prasidėjo šią vasarą ir projektų konkrečius dalykus pristatys projektų vadovė Jurgita, susijusius su modelio įgyvendinimu. Daugelis dalykų bus išbandoma tame projekte, bet ne visi. Kai kurios dalykus reikės bandyti patiems, kaip minėjau, prieš mane kalbėjo prelegentai, pačioje mokykloje, pačioje savivaldybėje. Vieniems bus pritarta, kitiems nepritarta ir jų atsisakyti matyti. Naujovė tapti pripažįstama reikia laiko. Kai kurie dalykai yra visiškai nauji. Šiandien girdėjau viceministras kalbėjo apie kūrybiškumo ugdymą. Ne toks naujas dalykas, bet pasakykime mokytojui, jam tai atrodo naujovė. O laiko reikia tam, kad žemė sukas, irgi reikia suprasti laiko. Kiek buvo pritarančių, kad žemė sukasi? Iš karto. Dabar dar ne visi pritarė. Labai svarbus principas, manau, yra toks,
kad naujoves dėktume nekeldami naujų baimių pedagogams, nesudarydami dirbtinės konkurencijos. Natūrali konkurencija galbūt ji yra reikšminga ir reikalinga, tačiau nesinori, kad pedagogas jaustų baimę, kad jam užkeliamos naujos kartelės tam, kad jis ją peršokęs nukristų ir nebeatsikeltų. Ir kas jaučiasi šios dienos mokykloje, tai parodo daugelis tyrimų, svarbu mums kelti mokytojo prestižą, jo savivertę. Kad mokytojas nejaustų tos kasdieninės baimės, kad jis bus pamatuotas, sulygintas, suatestuotas, o turėtų išlaikytų poreikius kūrybiniam darbui. Visais lygmenimis reikėtų orientuotis į pagalbos teikimą. Apie čia minėtus, sakykime, pradedančius pedagogus, man jie kartais atrodo, taip, aš prisimenu save, kai ateinu, atrodo, aš nieko tą, ką teoriškai išmokau aukštojo mokykloje, dabar jau praktikų nėra taip, netgi kaip tais laikais atrodo, kad daugeliu dalykų nemoki, nežinai, negali kur nors surasti, neturi kur pasiklausti. Ir todėl reikėtų teikti pagalbą ne tik tai tam pradedančiajam, bet sudarant sąlygas kvalifikacijos tobulinimui ir susirasti paslaugas su tuo konsultanto pagalba ir sudaryti tam tikrą informacinę sistemą, apie kurią įvardino kaip tam tikrą duomenų banką, bet mes jau matydami modelį ir matome taip šiek tiek plačiau, kaip informacinę sistemą, o iš jos tam tikrus duomenis, kurie galbūt bus nustatyti valstybinių lygmenių, patektų jau prie kiekvieno pedagogų, kaip yra numatyta pedagogų registre, kad fiksuoti, kokias kompetencijas tas pedagogas yra įgijęs, tai padėtų įvertinti tiek jo darbą, tiek priimant jį į kitą darbovietę. Na ir paskutinis, kurio nemėgsta tie, kurie tos pinigus uždirba. Bet aš noriu pasakyti čia tokį dalyką. Iš tikrųjų, idealių modelių praktikoje nebūna ir ne viskas pasiteisins. Bet tas, kas pasiteisins ir nors kainuotų labai brangiai, tam reikės ieškoti pinigų. Kokybiška prekė, o šita prekė yra labai svarbi mums, kaip būsimiems pensininkams, mūsų ugdytiniams, kaip būsimiems kūrėjams ir valstybės statytojams. Ji yra pati brangiausia, nes be jos nebus kokybiško ugdymo. Taigi kviečiu Jurgitą, kuri pristatys tam tikrus konkrečius modelius, o aš pamėginsiu patart, jeigu jūs turėsit kokių nors klausimų diskusijoje, tai būtų mūsų pokalbio trečia dalis.